Labas penktadienio vakaras. Kviečiu toliau paskaityti knygą Nabilo Kureši, buvusio musulmono, atsivertusio Jėzų Kristų knygą. Ieškojau Alacho, suradau Jėzų. Tai yra jau paskutiniai šitos knygos skaitimai. Dar šis vakaras ir galbūt dar porą vakarų, porą penktadienių ir ko gero, daugiausia trejetą. Ir užbaigsime. Ir dabar jau ta situacija tokia karšta. Karšta ta situacija. Kadangi Nabilas, šitos knygos autorius, mes baigiame skaityti ties tuo, kad Nabilas jau gavo regėjimą iš Dievo. Kaip žinom, kad musulmonams Dievas duoda tokią malonę pamatyti regėjimus, susapnuoti sapnus, nes jiems yra labai sunku ištrūkti iš islamo, iš to baisaus, tos piktosios dvasios kažkokios ten. Tai Dievas toks jiems maloningas. Ir jau Nabilas pamatė tokį regėjimą, kur praeitą sykį skaičiau. Ir jisai sako, Dieve, nesiskaito, aš nesuprantu, kodėl čia tie kryžiai, kuriuos jis matė tamsoje, bet ne paprastus kryžius, o švytinčius, šviečiančius kryžius. Iš kiekvieno kryžiaus spindėjo, šviesa ėjo. Ir viskas baigėsi regėjimas ir sako Nabilas, nesupratau, ką aš dabar čia. Nejaugi čia taip tiesiog nuoroda į krikščionybę. Čia to maža. Oi, atsiprašau Dieve, kad regėjimo prašiau, vis tiek ašgi nesuprantu. Prašau, duok sapną. Ir davė Dievas ir sapną. Va tokia didžiulė Dievo malonė, ačiū Dievui. Kol jis kapstėsi intelektualiai, kol jam draugai, Maikas, Deividas ir kitas dar nebeatsimenu vardo, kol jam viską aiškino, kol rodė Bibliją, kol apie istorinį Jėzų pasakojo, visą tai lašas po lašo, sėkla po sėklos krovėsi. Ir galų gale atėjo tas antgamtiškumo laikas, antgamtinio apreiškimo metas. Paskaitykim toliau, kaip ten su tuo sapnu buvo iš Dievo. Šitas skyrelis vadinasi Dievo dešinės valia. Epigrafas toks. Tai yra žodžiai, kuriuos Nabilas tuo metu sakė Dievui. Tiesiog nukreipk mane į teisingą kelią. Duok man akis, kad matyčiau jo teisingumą. To kelio. Dieve, mano Dieve, tik parodyk, kuris kelias tavo, kad galėčiau tuo keliu eiti. Jau toks nuolankus ir toks iš visų jėgų jau trokštantis tik tiesos iš Dievo, tik tiesos. Sapnų aiškinimas. Kai nuvežiau Abą, reiškia tėtį, aš primenu, visas veiksmas vyksta dabar viešbutyje, kitame mieste, kitoje valstijoje, kur Nabilas kartu su savo tėčiu išvažiavę paatostogauti porai dienų, atrodo, trumpam. Ta kelionė jam per atostogas studijų. Ir tą regėjimą jis matė naktį, kai jo tėtis miegojo viešbučio kambarį, o jis pamatė tą regėjimą. Ir jis buvo prižadėjęs tėčiui, kad rytą tėtį nuveš ten, kur jam reikia darbo reikalais, o pats važiuos į tokį tai parką ir palauks ten tėčio. Taigi, jau atėjo rytas ir Nabilas pasakoja, kai nuvežiau Abą, tėtį, į jo susitikimą buvo dar tamsu, labai anksti. Ekpot parkas dar nebuvo atidarytas, todėl nusprendžiau grįžti į viešbutį ir dar šiek tiek pamiegoti. Nes ta naktis tokia, kaip ir bemiegė beveik jam buvo, tokia įspūdinga.
po kelių valandų pašokau iš lovos, plačiai atmerktomis akimis, stipriai besidaužančia širdimi. Dievas atsiuntė man sapną. Pagaliau. Bet aš nesupratau jo reikšmės, vėl nesupranta. Tas sapnas nebuvo panašus į nieką, ką iki tol buvau patyręs sapnuose ir realybėje. Netgi miegodamas aš suvokiau, kad matau Dievo man atsiųstą žinią. Nežinau kaip ir kodėl. Tiesiog žinojau. Bet sapnas buvo mįslingas, pilnas simbolių, kurių nesupratau. Taigi jisai prigulė pamiegoti rytą grįžęs. Ir to pamiegojimo metu, jau ten rytas, diena, jis susapnavo tą tokį mįslingą sapną. Pilna simbolių, kurių nesupratau, sako. Atsibudęs aš prisiminiau visą savo sapną labai aiškiai. Visai ne taip blankiai ir miglotai, kaip būna su kitais sapnais. Tas sapnas tarsi įsispaudė mano smegenyse. Bijojau, kad neužmirščiau jo, todėl nusprendžiau viską užsirašyti. Rašiau be perstojo galvodamas, ką tai galėtų reikšti. Štai ką aš užsirašiau. Sapno pradžioje aš mačiau nuodingą gyvatę su raudonais ir juodais žiediniais dryžiais, kuriuos skyrė siauros baltos juostelės. Gyvatė šnypštė ant žmonių, įeinančių į sodą. Žmonės, esantys sode, jos nematė. Ji žiūrėjo į juos iš tolo, nuo laktos ant akmeninės kolonos. Ta kolona nuo sodo skyrė gilus griovys. Paskui aš pats tarsi persikėliau į kolonos viršūnę ir iš ten stebėjau pirmąją savo sapno dalį. Sode buvo kalvos, medžiai ir vešli žolė, kurioje slėpėsi didžiulė, į slibiną panaši iguana, toks driežas. Ji gulėjo nejudėdama, apsimesdama kalvą. Ne kalnas, bet žemesnė kalva. Apsimetė, kad jinai kalva. Ir žmonės einantis tiesiog visai pro ją, nežinojo, kad ji ten yra, tai iguana. Jeigu jie būtų ją pastebėję, tai būtų persigandę. Bet niekas apie jos buvimą ten net neįtarė. Ir jai tai patiko. Po to staiga atsirado berniukas milžinas. Jis žinojo, kad iguana yra čia ir žinojo, kas ji yra. Jis atsistojo jai tiesiai ant uodegos ir metė jai kaltinimus. Tu, iguana, taip sakė jai tas berniukas. Ta iširdo ir pabandė jam įkąsti. Bet kai iguana jau buvo pasiruošusi berniukui milžinui įkąsti, pastarojo rankose atsirado labai didelis svirplys. Žinot, būna svirpliai, panašus į žiogus, bet jie svirpliukai. Bet čia buvo labai didelis svirplys to milžino berniuko rankose. Ir garsiu balsu tas svirplys iškvietė iguaną į mūšį, į kovą. Mano padėtis, sako Nabilas, sapne pasikeitė. Aš stovėjau tiesiai po iguaną, žiūrėdamas aukštyn į jos galvą. Ji linktelėjo galvą
ir priėmė svirplio iššūkį. Svirplys nuskrido susirasti tinkamą kovos vietą, o iguana staiga atsisuko į mane ir bandė pulti ir mane nužudyti. Bet svirplys tai pastebėjo, sugrįžo ir nukando iguanai galvą. Visą rytą aš galvojau apie tą sapną, sako Nabilas. Ką jis reiškia? Ką reiškia tie simboliai, kiekvienas atskirai ir visi kartu? Nedelsdamas ėmiau užsirašinėti ir tuos paaiškinimus, kurie ateidinėjo man į galvą. Jam į galvą ateidinėjo mintis kaip paaiškinimai to sapno ir jis pradėjo užsirašinėti. Akivaizdu, kad gyvatė ant akmeninės kolonos simbolizuoja blogį. Juk kasgi daugiau ji gali būti? Sodas tai pasaulis. Tai, kad aš pirmiausia mačiau pasaulį iš gyvatės požiūrio taško, galbūt reiškia, kad nuo pasaulio pradžios manyje tūno kažkoks slaptas blogis. Man tai primena krikščionybės teiginį apie prigimtinę nuodėmę. Arba gal tai reiškia, kad islamas, kuriame aš auklėtas nuo gimimo, blogis? Nežinau, bet ir viena ir kita kreipia į krikščionybę. Aš žiūrėjau į pasaulį toliau ir tai, kad atrodė kaip natūrali kraštovaizdžio dalis, iš tikrųjų buvo dar vienas roplys, panašus į gyvatę. Tai, kas atrodė kaip natūrali kraštovaizdžio dalis, iš tikrųjų buvo dar vienas roplys. Panašus į gyvatę, bet toks didžiulis, kad žmonės vaikščiojo ant jo, jau ant to roplio, antrojo, kaip ant kalvos, nepastebėdami, kad tai roplys. Tada atsirado berniukas ir metė tam ropliui iššūkį. Ir tam ropliui iššūkį, pavadindamas jį tikruoju vardu. Tie simboliai abu kartu gali reikšti tik vieną. Berniukas tai Deividas. Tas krikščionis geriausias Nabilo draugas. Taip jam atėjo tokia mintis, kad tai Deividas, tikrai tas berniukas. O iguana tai islamas, kurį jis pavadino melu. Deividas islamą pavadino melu. Iguana, tai yra islamas, būdama iš prigimties apgaulinga, apgaudinėja žmonės, priversdama juos manyti, kad jie yra natūrali pasaulio dalis. Berniuko svirplys, tas didelis berniuko rankose atsiradęs svirplys, metęs iššūkį iguanai, turėtų būti krikščionybė, metanti iššūkį islamui iguanai. Tai, kad svirplys mokėjo kalbėti, o iguana ne, reiškia, kad krikščionybė geba kalbėti savo naudai ir save apginti. Kitaip tariant, jos argumentai stiprus ir svarūs. Tai, kad iguana negali kalbėti, reiškia, kad ji negali įrodyti, jog yra teisi. Vat islamas negali įrodyti, kad yra teisus. Tai pasitvirtino, kai svirplys iškvietė iguaną susikauti. Ji vietoj to, kad imtų kovoti su svirpliu, pamėgino nužudyti mane. Iguana bandė mane nužudyti, o svirplys mane išgelbėjo. Aš vėl apstulbau, sako Nabilas, juk tas išgelbėjimas atėjo ne dėl kokių nors mano nuopelnų. Tai buvo dar vienas krikščionybės teiginys, kad išgelbėjimas va taip atėjo, ne kad aš nusipelniau.
Vis pergalvojau tą savo sapną. Ir taip, sako Nabilas, stengdamasis rasti patį tiksliausią paaiškinimą. Bet nieko geresnio jau nesugalvojau. Bet vis dėlto labai įspūdingas ir sapnas, ar ne? Ir tas aiškinimas. Man būtų tas sapnas iš vis neaiškus, bet Dievas davė Nabilui ir aiškinimą. Va kaip yra. Vis dėlto, sako Nabilas, sapnas buvo prokrikščioniškas. Tai reiškia palaikantis krikščionybę. Todėl nebuvau visiškai tikras, kad tas paaiškinimas tikrai teisingas. Aš svarsčiau, kaip man pasitikrinti, ar šitas sapno išaiškinimas teisingas. Bet pasitikrinti taip, kad niekam neišsiduočiau, kokia vidinė kova vyksta manyje. Reikėjo su kuom nors pasitarti. Ir vos įėjęs į Epcot parką, bei išvydęs garsų į kosminį laivą Žemę, aš paskambinau Davidui. Nabilai, smagu, kad paskambinai, kaip sekasi, kaip Florida. Ar Florida? Tik aš neturėjau jėgų tuščioms kalboms, sako Nabilas. Atsakiau, neblogai, man čia patinka. Davidai, turiu tau klausimą. Ar krikščionis gauna sapnų iš Dievo? Davidas iškart suprato, kur link aš suku. Nagi, ir ką tu sapnavai? Aš nesakiau, kad ką nors mačiau. Atsakyk į klausimą. Prieš atsakydamas Davidas akimirką pagalvojo. Na, Biblijoje pilna istorijų, kuriuose pasakojama, kaip Dievas siuntė žmonėms reikšmingų sapnų. Pavyzdžiui, Juozapui. Ar pranašui Juozapui, ar Juozapui Jėzaus tėvui? Pasitikslino Nabilas. Iš tikrųjų tai abiems, nusijuokė Davidas. Juozapas Jėzaus tėvas, kaip rašoma Naujajame testamente, sapnavo, atrodo, 5 sapnus ir visuose juose jis gavo iš Dievo tikslius nurodymus. Bet aš turėjau omeny Juozapą iš Senojo testamento, kalbėjo Davidas per telefoną Nabilui. Apie Juozapą iš Senojo testamento, kuris mokėjo aiškinti simbolinius sapnus. Būtent per tai Dievas jį išgelbėjo iš kalėjimo. Ir čia jau Nabilo mintis. Biblijoje kalbama apie simbolinių sapnų išaiškinimą? Aš to ir ieškojau. O kaip Juozapas išaiškindavo sapnus? Ir kaip sapnus mūsų laikais aiškina krikščionės? Vėl iš čia klausė Davido. Davidas atsako per telefoną. Sapnų aiškinimo dovana Juozapui buvo duota Dievo. Aš nepažįstu krikščionių, kurie šiandien aiškintų sapnus, bet nei kiek nebejoju, kad jeigu Dievas kam nors siunčia sapną, kuriam reikia išaiškinimo, tai siunčia ir jo išaiškinimo priemonės. Davido žodžiai pažadino kažkur mano proto užkampiuose glūdėjusi prisiminimą. Amė, mama, minėdavo seną sapnininką. Senovėje parašyta sapnų aiškintojo musulmono Ibn Sirino. Gal per tą knygą man Dievas kažką parodys? Nekantraudamas paskambinti mamai, aš paskubom atsisveikinau su Davidu. Gerai, dėkui žmogau, susiskambinsim vėliau. Ei, tai nepasakysi, ką sapnavai? Juk nesakiau, kad ką nors sapnavau. Nesakau, kad sakei. Tai ar papasakosi? Ne dabar, Davidai.
Man dar reikia jį suvirškinti. Atsisveikinęs su Deividu, sako Nabilas, aš iškart paskambinau mamai. Dabar turėjau sudėtingą uždavinį – pasidalinti su ja savo sapno simboliais, neatskleidžiant jų konteksto. Alio. Assalamu alaikum, Ame. Alaikum assalam. Tu su Aba? Aš Ekpot parke. Aba čia atvažiuos po darbo, Ame. Aš dabar negaliu ilgai kalbėti, bet šiąnakt aš sapnavau keistą sapną. Ar turi kur nors netoliese Ibn Sirino knygą? Ji viršuje, o koks buvo sapnas? Ame balse pasigirdo susirūpinimas ir aš susierzinęs atsidusau. Na ir kaip taip visi mane kiaurai permato? Ame, sapnas buvo ilgas ir painus, bet nieko baisaus, manau. Smulkiau papasakosiu, kai grįšiu. Aš tik norėčiau sužinoti, ką reiškia kai kurie sapno simboliai. Kad galėčiau dabar apie tai pagalvoti. Bilu, malonybinis žodelis. Bilu, taip nieko nebus. Tam, kad aš išaiškinčiau sapną, tu turi man jį visą papasakoti. Ame, aš noriu pats jį išsiaiškinti. Ar tu galėtum man paprasčiausiai perskaityti iš tos knygos kelių simbolių reikšmės? Beita. Beita, toje knygoje parašyta daug visko. Simbolių reikšmės priklauso nuo konteksto. Gerai, pasakyk man pirmą simbolį. Gyvatė. Astaghfirullah, aiktelėjo ji. Ką tu susapnavai? Ame. Na gerai. Gyvatė buvo vandenyje, ji miegojo, ėdė. Ką ji darė? Koks skirtumas? Apie skirtingas gyvates čia rašomi skirtingi dalykai. Tiesiog gyvatė tai priešas. Arba apgavikas. Bet jeigu gyvatė ką nors ėda, arba jeigu kas nors pavirsta gyvate, tai ji gali reikšti ką kitą. Jos paskutiniai žodžiai patraukė mano dėmesį, sako Nabilas. Iš pradžių aš mačiau gyvatę, o paskui viską ėmiau matyti tarsi gyvatės akimis. Gal sapne aš pavirtau gyvate? Kuo atsargiau bandžiau pasitikrinti tą prielaidą. Na, ir čia jis sako mamai telefonu. Na, kažin, ar taip labai skiriasi reikšmė. Pavyzdžiui, ką reiškia, jeigu kas nors pavirsta gyvate? Tai reiškia, kad tas žmogus abejoja savo tikėjimu, atsakė Ame. Mano širdis sustingo, sako Nabilas, ir vos patikėjau savo ausimis. Galbūt ji tik išsako savo nuomonę? Zondavau toliau. Gerai. Gyvatė buvo apsivijusi akmeninę koloną. Ką tai reiškia? Ame pavartė knygą ir perskaitė. Kolona tai kažkieno tikėjimo simbolis. Man jau darėsi to per daug, sako Nabilas. Ji ką, skaito mano mintis? Ar prisimeni, iš ko buvo padaryta kolona, paklausė ji. Iš akmens. Šį kartą Ame ne iš karto rado aiškinimą. Keista. Tai ne tai, ko aš tikėjausi. Knygoje parašyta, kad akmeninė kolona reiškia, kad kažkieno tikėjimas arba pasaulėžiūra sparčiai kinta. Negalėjau patikėti tuo, vėl aikčioja Nabilas. Negalėjau patikėti tuo, ką girdėjau.
Panašu, kad kiekvienas mano sapno simbolis kalbėjo apie mane ir mano padėtį. Gal tikrai Dievas norėjo, kad aš savo sapną išsiaiškinčiau tos knygos pagalba? Gerai, Ame, ačiū. O kas dėl iguanos? O kas ta iguana? Tai toks didelis driežas. Šį kartą Ame ilgai vartė knygą ir galiausiai rado paaiškinimą po antrašte varanas. Toks kitoks driežas. Tai reiškia žiaurų slaptą priešą, kuris atrodo baisus ir nenugalimas. Bet jeigu jam bus mestas iššūkis, jis nesugebės įrodyti savo teisumo ir pralaimės. Taip perskaitė Ame iš tos knygos. Nebežinojau, ką ir begalvoti, sako Nabilas. Kaip tai įmanoma? Tas sapnininkas tiksliai atkartoja mano mintis apie islamą. Bet to sapne iguana būtent taip ir elgėsi. Iš pradžių slėpėsi ir apgaudinėjo žmones, o po to nesugebėjo net prakalbėti. O berniukas ką reiškia? Koks berniukas? Ar naujagimis, ar mažas, ar paauglys? Koks berniukas? Mažas berniukas, atsakiau aš, nekantraudamas sudėlioti viską į vieną paveikslą, kad sužinočiau, ką man sako Dievas. Mažas amžiumi, bet ne dydžiu, nes tam buvo berniukas milžinas, tik amžiumi jaunas, mažas. Mažas berniukas sapne tai draugas, kuris padės tau nugalėti priešus, arba tas, kuris atneša gerą naujieną. Gerą naujieną? Čia Nabilo mintis. Būtent tai ir reiškia žodis Evangelija. Šitą gerą naujieną man atnešė Deividas, mano draugas. O pergalė prieš priešus? Tas berniukas padėjo man nugalėti iguaną, driežą. Nuo viso to man ėmė svaigti galva, sako Nabilas. Luktelėk, tarė Ame. Ar berniukas buvo gražus? Taip, gan simpatiškas. Tai reiškia, kad draugas ne tik padės tau nugalėti tavo priešus, bet ir aprūpins tave tuo, ko tu ieškai. Kažkuo, kas suteiks tau apstų gyvenimą. Ir čia toliau Deivido mintis. Dabar likau ko nebežado. Ame, paskutinis simbolis – svirplys. Kaip tu pasakei, kriketo lazda ar kriketo kamuolys? Ten toj jų kalboj tas žodis su kriketu panašiai skamba. Ne, Ame, ne žaidimas, svirplys kaip žiogas. Kaip ir iguanos atveju, šio žodžio knygoje nebuvo, svirplys žodžio knygoje nebuvo. Tačiau Ame rado panašų simbolį – skerys. Irgi vabzdys, skerys. Skerys yra karys. Ir vėl aiškinimas buvo kaip tik pagal sapną. Ar tas svirplys tau pakenkė, klausė mama. Ne, jis pakenkė priešui. Jeigu jis tau nepakenkė, reiškia, tas karys tau atneš džiaugsmo ir laimės. O čia vėl parašyta, kad jis padės tau nugalėti priešus irgi. Beita. Malonybinis žodelis, mamos, sakomas Nabilui. Beita. Nežinau, ką tu susapnavai, bet simboliai susiję. Manau, kad sapnas tau buvo atsiųstas Alacho. Taip, Ame, aš jį užsirašiau. Galėsi išdėstyti savo paaiškinimą, kai grįšiu namo. Man laikas eiti, Ame.
Turiu apsidairyti, kol parke dar ne per daug žmonių. Gerai, linksmai praleisk laiką, paskambink, kai ateis Aba. Gerai. Taip pat paskambink, jeigu vėluos. Gerai. Žinai ką? Tiesiog paskambink man. Oi, ta mama. Gerai, Ami, paskambinsiu. Myliu tave. Va tokie labai šilti Nabilos santykiai su mama. Baigęs kalbėtis, vos galėjau patikėti tuo, kas nutiko. Kiekvienas simbolis tobulai tiko. Ir visi jie kreipė į aiškinimą, kokį savo pateikiau netrukus po sapno. Tiko, ne vos tiko, bet tiesiog super, net per gerai. Tačiau velnio advokatas vėl ėmė šnabždėti, sako Nabilas. Atkreipiau dėmesį į 2 simbolius, kurie netobulai tiko. Sapnavau ne varaną, bet iguaną, ne skėrį, bet svirplį. Kodėl visi kiti simboliai tiko tobulai, o šie tik apytikriai? Pradėjau kartoti žodžius galvoje, svirplys, iguana, bet ten ta savo kalba iranietiškai. Krikščionybė, islamas ir žinokite, ten tos raidės sutampa, taip dėliojasi, svirplys ir iguana, tos raidės taip sutampa su krikščionybė ir islamas. Dabar nemoku paaiškinti, čia vaizdu žiūrėti reikėtų, kaip ten užrašyta. Ne, sako Nabilas, to jau per daug. Man reikia laiko pagalvoti. Viskas. Čia ir sustosime. Čia skyrelio pabaiga. Oi, koks tas sapnas, oi, koks tas aiškinimas ir Nabilo, ir iš to sapnininko. Nėra ko čia į tuos sapnininkus žvalgytis, bet jis musulmonas ir tikrai gali būti labai ir matos, kad taip, ko gero ir yra, kad Dievas tą priemonę panaudojo, kad padėti Nabilui suprasti to sapno prasme. Kad tik padėti, taip kaip Jėzus padėjo Tomui. Nu gerai, nu įkišk tu čia tos pirštus į tas mano ten tą, kur pradurtas buvo mano tas šonas, Tomai. Nu kišk, tikrink, tu nebūk netikintis, būk tu tik tikintis. Ir taip ir Nabilui Dievas, nu gerai, nuimk tu tą sapnininką, nu gerai, tu tik būk tikintis, nebūk netikintis. Dievo malonė tokia didelė, tokia jo pagalba Nabilui nuostabi. Šlovė tau Dieve. Pratęsim kitą penktadienio vakarą. Būkite labai palaiminti, su Dievu iki.